Esu Jolanta, dalyvavusi šitame maratone, tarpušvenčio maratone. Kodėl aš į jį atėjau? Atėjau todėl, kad galvojau, kad bus gražu prieš naujuosius gauti šitą savaitę kažkokią gražią afirmaciją, su ją vaikščioti ruošiantis. Tačiau tai, ką gavau, buvo nepalyginamai daug. Mane į šitą maratoną pakvietė draugė, iki tol aš net nežinojau, kad tokia moteris kaip Kristina Dorofėja egzistuoja, aš net nežinojau. Labai netikėtai pačiai savo patekau į iš tikrųjų labai nuostabią erdvę. Iš pat pradžių mane labai įtraukė. Buvo kažkaip ir įdomu, ir smalsu, ir žaisminga, ir nuotraukų ieškoti, ir žiūrėti kitų nuotraukas, ir apmąstyti savo, per šitas 5 dienas, apmąstyti savo vertybės, savo nueitą kelią, savo iššūkius, kuriuos teko. Ir pati savo nustebusi, gerąją prasme, galėjau įsivardinti, kiek man per šiuos metus daug atsitiko. Ir pamatyti, kuriuose vietose aš stipri, o kurių vietų dar neįveikiau ir dar reikėtų ten kažką tai skirti laiko. Man labai patiko šitame maratone pati Kristina. Ir aš žiūrėjau, klausiaus ir kuo labiau klausiaus, tuo labiau supratau, kad man taip patinka, man taip gražu. Ir kai pabandžiau suprasti, apie ką tai yra, tai buvo jausmas gražus sielai. Buvo gražus sielai. Žiūrėti į gyvas emocijas. Ir kartu su tom gyvom emocijom visas išdėstymas, mokymas buvo toks prasmingas, toks gilus ir kartu toks žaismingas, kaip kalnų upeliuko srovė. Ir man patiko pats procesas. Ir gal todėl taip stipriai įsitraukiau, nes grožis šiaip mane traukia. Tai galiu pasakyti, kad buvo labai vertinga, labai buvo įdomu skaityti kitų žmonių, kaip jie tą mato, suvokia. Gavau labai daug dovanų, labai vertingų dovanų, kiek spėjau peržiūrėti, tai wow! Ir norėsiu dar. O pačiai Kristinai linkiu, kad lengvai ir lygiai taip pat žaismingai, nesunkiai, kad jinai per šiuos metus taptų tarptautinė jogos instruktorė, tokia, kur fėja su burtų lazdele. Ir iki susitikimų, nes man čia labai patiko būti.